Šiandien mes susirinkome paminėti Ukrainos nepriklausomybės dieną. Nepriklausomybė tai ne tik valstybės teisė pačiai spręsti savo ateitį, bet ir kiekvieno žmogaus laisvės simbolis. Lietuvos ir Ukrainos tautos gerai žino, kiek kainuoja laisvė. Skausmas, aukos, tremtys, bet ir nepalaužiama viltis. Mes tikime, kad tautų istorijoje veikia Dievo apvaizda. Ji ne kartą vedė mūsų tautas per kančią ir prisikėlimą, per tamsą į šviesą. Tegul šiandien mūsų širdys būna pilnos dėkingumo už laisvę, kuri jau iškovota, ir maldos už tą, kuri dar ginama. Viešpatie, laisvės ir teisingumo kūrėjau, laimink Ukrainos ir Lietuvos tautas, suteik joms stiprybės ginti tiesą, meilę ir taiką. Tegul tavo valia būna mūsų kelių šviesa. Amen.